Skaudi pamoka. Šiandien iš tikrųjų rezultatas galbūt neatspindi to, kas vyko aikštėje, bet visgi jūsų nuomonė apie rungtynes. Pirmiausia, tai gėdingas rezultatas. Pirmą kėlinį, sakykime, gal ir buvo pozityvių ženklų. Manau, jisai daugiau mažiau buvo lygus iki tos klaidos. Galbūt netgi kažkiek ir daugiau kamuolį kontroliavom, bet labai grubi klaida prie savo baudos aikštelės kainavo įvartį ir skaudu, kad realiai antras rungtynės iš eilės kontroliuojamose situacijose praleidžiam tokius įvarčius. Pirmam turė praleidom 2 kart po standartinės padėties, šiandien po grupios klaidos prie savo baudos aikštelės. Toliau, kaip ir minėjau, kažkokių pozityvių ženklų pirmajame kėlinyje kaip ir galima atrasti. Antrajame varžovai buvo žymiai stipresni ir įrodė savo pranašumą. Tai ir Riterių treneris pažymėjo, kad būtent Hegelmann B komanda pradėjo labai gerai rungtynės, turbūt toks ir buvo planas. Taip, toks planas ir buvo, agresyviai pradėti rungtynės, presinguoti, stengtis pelnyti įvartį, taip. Visgi gal kažkokių gerų dalykų galim išsinešti iš tų rungtynių? Kaip sakau, pirmas kėlinys kažkiek pozityvumo duoda, bet antrasis, labai blogai nuteikė ir sakau, reikia nekartoti tokių klaidų, kur kontroliuojamose situacijose labai šiurkščiai klystam ir, kaip jau minėjau, praeitam interviu greitai baudžia už tas klaidas varžovai. Komandai daug jaunimo žaidėjų, kai kuriems net nėra 20 metų, ar nepristigs motyvacijos būtent po tokių rungtynių? Manau, tikrai nepristigs jauniems žaidėjams, tai šansas pasirodyti, įgauti patirties aukšto lygio rungtynių, bet ir varžovai, kaip matot, jie žaidžia labai panašaus amžiaus sudėtimi, tai jokių pasiteisinimų negali būti, tiesiog turim dirbti geriau, treniruotis ir tobulėti. Ko galim tikėtis iš kitų rungtynių, iš kito varžovo? Stengsimės, kaip galima geriau pasirodyti ir nekartot klaidų. Gerai, ačiū.